Sveiki, rudens nuodėgulių žiūrovai. Šiandien mūsų laida svečiuojasi Lietuvos olimpinės sinchroninio plaukimo rinktinės stovykloje Paberžiuose, Paberžių tvenkinyje. Ir štai matome, kaip mūsų vyrai intensyviai treniruojasi sinchroninį plaukimą, besiruošdami Tokijo olimpinėm žaidynėm. Įspūdingi judesiai, nepriekaištinga technika. Štai koksai neišpasakomai gražus šuolis. Ryškinės sklandumai pradėjo skęsti mūsų viens rinktinės narys. Gaudyti. Sveiki, jaunuoliai. Tai pabandysim pakalbinti. Ką? Sveiki. Ką? Labą dieną, rudens nuodėguliai. Aha. Tai kam ruošiatės? Paralimpiadai? Parolimpiniam? Jo. Na ir kaip jums sekasi? Gerai. Atstovausim Lietuvos garbę. Kolega. Na, ačiū jaunuoliai. Bandysim trenerį pakalbinti. Einam pakalbinsim trenerį. Treneris Sergejus, kaip žinia, yra dirbęs su garsiausiais Rusijos rinktinės nariais. Sveiki, treneri. Здравствуйте. Здоров. Nu, kaip jums sekasi dirbti su Lietuvos vyrais? Šiaip tai iš tikrųjų puikiai, netgi tokių rezultatų nesitikėjau. Kokius mes dabar pasiekėm, tai aš net nesitikėjau, kad tokius pasiekėm. Tikrai įspūdingi rezultatai. Matom, jau beveik išmoko plaukti visi. Sakykit, o kelintos vietos tikitės? Bet prieš paskutinės neišeisim niekaip. Tai vis tiek kažką aplenksit. Tikrai aplenksim. Kaip manot, ką? Lietuva bus sunkiai aplenkti. Tai Lietuvą jūs ir treniruojat? Čia pateisiau jums. Na, gerai, ačiū jums už įdomų pokalbį. Taigi, rudens nuodėgulių žiūrovai, kaip matom, Lietuvos vyrai garsins Lietuvą ir toliau. Susitiksim kitoje laidoje. Viso.